Kunigų dažnai klausiama jų politiniais nuomoniais. Išmintingas kunigas atsisakys atsakyti, nes nuomonė lieka tik nuomonė. Nesvarbu, kaip stipriai ką nors jaučiame, mūsų nuomonė gali būti klaidinga. Kunigams nėra suteikta Dievo malonė daryti politinius pareiškimus. Būsime patraukti atsakomybėn už kiekvieną savo pasakytą žodį, bet ypač už tuos, kurie buvo pasakyti viešumoje ir paveikė daugybę žmonių. Tačiau kartais politikai bando moralinius klausimus paversti politiniais. Jie jums pasakys, kad moralinis klausimas yra tik politinis pasirinkimas. Taip yra su abortais. Jų negalima supaprastinti iki politinės nuomonės. Tai yra nuodėmė. Senyvas žmogus iš Ataus kalno Arizonoje abortų klinikas vadina naujosiomis erodo skerdyklomis. Naudodami modernę ultragarso technologiją galime pamatyti, kaip negimęs vaikas reaguoja į skausmą. Tai, kas buvo paslėpta, dabar yra atvira. Ir vieną dieną bus atskleista viskas. Amerikoje kiekvienais metais nuo abortų žūva daugiau nei 500 000 žmonių. Kiekvienais metais visame pasaulyje skaičius yra neįtikėtinas. Tai vienas kūdikis kas sekundę. Kiekvieną sekundę dėl aborto nužudomas žmogus. Tačiau politikai slepia šią realybę. Jie tai vadina reprodukcinė sveikatos priežiūra ir taip toliau. Ši realybė yra blogis, ji yra satanistinė. Esame liudininkai masinių aukų, pažeidžiamiausių žmonių žemėje. Kaip mes drįstame laikyti save civilizuotais, kai tai ne tik tęsiasi, bet ir yra pateisinama, netgi propaguojama kaip gėris. Žmonės taip nutolo nuo Dievo, taip nutolo nuo moralinės tiesos, kad šis stulbinanti blogybė vadinama žmogaus teise, socialinė gerovė. Tiesą sakant, kiekviena nėščia moteris turėtų būti vadinama mama nuo pat pastojimo momento. Ji nešioja savyje žmogų, kūrinį, sukurtą pagal Dievo paveikslą. Šis motinystės iškraipymas yra ženklas, kaip giliai mūsų pasaulis yra įklimpęs į blogį. Demonai įtikinėja motinas, kad jų karjera yra pernelyg svarbi, kad vaikas bus finansinė našta. Pateikia begalę priežasčių, kodėl vaikas turi mirti. Bet nepamirškime, kiekvienas embrionas turi sielą. Žmogus nenustoja egzistuoti mirties metu. Abortas atima gyvybę iš jau esančio žmogaus. Jie toliau gyvena, jie gyvena kitame pasaulyje. Jie šaukiasi Dievo. Dievas neignoruoja jų nekaltų kraujo. Tėvai padarė tokį pasirinkimą. Visą likusį gyvenimą turi lieti ašaras Dievo akivaizdoje. Atgaila yra Dievo gailestingumo dovana. Už tai esame atsakingi visi. Atsakingi kalbėti, atsisakyti remti politikus propaguojančius šią blogybę. Atsakingi pasiūlyti pagalbą sunkumus patiriančioms motinoms, kad jos pasirinktų gėrį ir atsispirtų šiam demoniškam gundymui.